Tai kad nebijot svajot ir tikėtum svajojam, kad jos tikrai gali išsipildyti, manau, iš šitos pusės. Mano tokia būtų žinutė. Sergej Maslaboje! Sveiki, gyvi, mėly draugai. Šiandieną mes studijoje esame su vienu jaunuoliu, kurį aš jau stebiu ne vienerius metus, kuriuo iš tikrųjų žaviuosi taip, kaip jisai pilną galvą nėrė į šį sportą, į kovos menų sportą, į MMA ir bando tyliai, kruopščiai daryti, dirbti ir užsidirbti savo tikrai garsų ir stiprų vardą pasauliniam lygyje. Tai su mumis šiandien yra Naglis Kanišauskas. Sveiki visi. Labas. Prieš pradedant aš noriu tave apdovanoti, nes matau, kad tu esi kūdas ir iki manęs tau dar toli. Kuvalda bar batonėlius, du mes nesiniai išleidom dar ir su balto šokolado, tad aš manau, kad tu nebūsi ragavęs jų dar. Ne. Tai turėsit puikią progą. Paskui lauksim tavo feedbacko. Gerai. Pradėkime nuo pradžių. Tu esi kovos menuose jau kiek laiko? Nuo 5 metų. Dabar 23. Kaip prasidėjo tavo kelias? Tėtis atvedė į karate salę Klaipėdai. Jukado vadinasi pas mumis toks kitoks karate. O kas čia per karate? Pirmą kartą girdžiu. Gaunas kaip Šindokai Kanas panašiai, bet dar atskira rūšis. Mes galim smūgiuoti, galim metimą daryti ir ten duoda 10-15 sekundžių ant žemės ir pastato vėl. Toksai kontaktinis. Ok, kontaktinis. Tai čia palauk, buvo toksai ir kickboksas, kaip Sanda, ar kaip jisai vadinasi, ten kur labiau jie, ten toks kaip ir pusiau MMA, pusiau kickboksas toksai neaiškus. Mes su kimono, pilnas kimono. Aha. Ir smūgiai vieni korpusą rankom, o kojas galva visur vaikšto. Tai čia metimai. Tai čia kaip tam, kaip jis vadinasi, kaip ir Kiokušinė praktiškai. Dar metimų turim ir laužimai. Metimai ir laužimai. O laužimai tokie visi iš MMA, iš graplingo? Jo, ambarai. Eik tu savo, ir kiek laiko tam praleidai? Aš iki 18 metų apsigyniau juodą diržą ir tada... Iki 18 metų? Sportau ją. Bet aš niekada negirdėjęs apie tokį sportą. Čia Klaipėdai? Taip, PSV Kontradą. Kontratas. Girdėta pavadė. Klausyk, o kur čia? Reportą. Žalgiris. Reportas! Vieta. Gražu. Kalnupės 1, man atrodo, teisingai pamenu. Adresas netgi. Klausyk, ir kaip gerai, 18 metų pasiėmėjai juodą diržą, čia turbūt Dream Come True buvo. Čia jau buvo toksai, kaip ir norėtųsi mesti, bet jau reikia daryti kito juodo. Vis tiek, jau tiek metų atidirbta reikia damušti. Tikrai, kad ta juodas yra juodas, vis tiek pirmas danas jau. Sekantis žingsnis. Po tavo pasiekimų, kaip apskritai atėjo ta mintis, kad tau reikia kažkur tai iš naujo savęs ieškoti, jeigu ten neblogai sekėsi? Tai man buvo gal jau 13 metų, lankiau karate ir tada tėtis sako, eik dar sambo dajungiam. Dajungiam sambo, jei jau ten ir tada sako, varyk į greplingo varžybas pabandyti. Vis tiek, nuo karate ten vis tiek kambarai, smūgimai buvo ir pabandžiau, variau ir po to, tai gal jungiam MMA, sako. Tipo fainai vis tiek, toks MMA dar visas žvaigždas. Agregoras kaip tik po to pasidėjo ten ant bangos labai. Tai pabandžiau MMA, tai gavosi jau karate vienu metu, jiu-jitsu ir MMA. Per 3 salės. Geras. Taip ir prilipo. Tai karate damušiau iki galo, o po to jau. Bet pasiekimai kokie buvo šitam sportui? Jis šiaip populiarus yra Lietuvoje ar nelabai? Yra tų varžybų tikrai. Kumite kovose pagrindė dalyvaudavau. Pirmas treneris mums labai saugo iš tikrųjų, nebuvo, kad nuo mažų dienų iškart leidau varžybos. Dabar nenoriu simuluoti, kiek metų buvo, kai pirmą kartą varžybose dalyvau, bet dalyvau kumite ir tokiam kaip sumo išstumti šato buvo irgi. Vaikam rūšis. Jie ten daro visus estafetės tokias. Taip. Tai tiek tam dalyvau. Karate per daug į tokį kaip pasaulį ir Europą neteko važiuoti, būtent su šiais rytim. Kažkaip tai. Okay. Gerai.
Tada sekantis žingsnis yra MMA. Iš karto MMA. Neblogai. Karate iš šonų nuėjo? Ne. Tai nežinau, gal yra ir išimčių ten kažkam kitiem. Mes ėjom nuo 18, kad tvarkingi pilnametystėse, apsigyniau juodą diržą ir taip ir kažkaip. Nu, buvo tikslas tas vienas iškeltas, jau reikia daryti jo tikrai. Ja. Paskiau 18 metų sulaukėt. Jūs uždarėt šitą chapterį savo gyvenimą dėl karate. Kaip ir jo. Kas toliau tada? Po 18? Jo. Po 18 prasidėjo, aš MMA pačią nebėjau, jau jiu-jitsu ir kickboksą. Nes Pas ką lankė kickboksą? Maksimą Nivolę. Titanikė. Ir kaip sekės? Gerai. Gerai sekės. Gerai. Dalyvau dar iš pradžių kickbokso varžybose, Muay Thai varžybose važiuodavau. Tai visur pabiški toks, po truputį. Kaip tavo pirma kova MMA? Nuo kelių metų pabandėjau save ringę? MMA tai 14. Buvo Varžybos taurė. Jo. Tai aš atvariau MMA, kažkiek pasportavau, dar tokį kaip bazę parodė MMA, tokį supratimą ir varėme varžybas iš karto. Sakyk, gerai, o tu čia sena mokykla, tai aš atsimenu, aš visą tai praėjęs su savo kailiu. Tada kitas klausimas, o profesionali kova? Profesionali buvo sulaukus 18. Siemens arenoje. Buvusiai. Buvusiai Siemens arenai. Ja. Čia KOK buvo. Ne KOK, tas Bushido, jau turbūt Heroes. Tada ja, Bushido Heroes. Bushido Heroes. Ja. Nu, ir kaip sekėsi? Gerai. Laimėjau. Prieš ką kovojai? Dabar nenoriu sumeluoti ant kameros. Iš tikrųjų neatsimenu prieš ką pirmą MMA, nes... Ir ką aš tik nedaužiau. Ir tą daužiau, ir tą. Ne, nes pagal mėgėjus, tokia semi-pro, pusiau pro, tai su Eriku Golubovskiu teko kovoti. O. Ne kartą. Ir kaip sekėt? Gerai. Man. Tau gerai, jam nelabai, ja? Nu, taip išėjo. Nu, tai gerai. Tam ir sportuojam. Taip, faktas. Nu, pirmoji mano kova buvo, man atrodo, su Baltarusiu MMA. KK buvo turnyre. Ai ne, meluoju. Buvo MMA Bushido. Yeah. Antra kova buvo vėl su Baltarusiu, su sambistu KK. Tai toks stipresnis buvo. Dabar žiūrėk. Tave tėtis atvedė į karate ir tau tėtis paskui davė namio, kad gal pabandom čia, gal pabandom tą, pažiūrėk MMA dabar ant bogos, gal pabandom MMA. Taip. O tu pats, ar to norėjai, ar tiesiog norėjai būti, žinai, kaip būna kiti vaikai, šalia tečio ir nenori pasakyti ne. Ir vat, daro tiesiog, kad daryti. Ne, toks, aš pats nežinau, kas tas yra, bet kas čia gal esmė visa ir man tokį kaip kelią rodo ir einu ir žiūriu gerai, limpa. Toks jau. Nes aš bandžiau ir krepšinį ten be šansų. Vieną treniruotę nuėjau ir neprilipo pačiam krepšinio žaisti. Nepatiko? Ne. Buvau... Už to dabar fanas gali būti. Taip. Fanas pilnai. Gražu, teisingai. Taip. Žiūrėt gražu labai. Ja, bet žaist kažkaip pačiam nelabai. Tai gerai, bet tu žinai, pats pasitenkinimą jauti, ar tiesiog sakau, ar tiesiog, žinai, kaip būna kiti, nu, einu į darbą, man gaunasi, aš gaunu atlyginimą ir gerai man, žinai, ar tave tas, žinai, atsikeli ir tai ir galvo, drebinės, kaip noriu. Čia tai jo, šitas adrenalinas veikia tikrai. Mane jaučiu tą, nėra taip, kad, reikia nueiti, tai reikia nueiti. Pats noriu. Noriu, jo? Jo. Bet kada tas noras atsirado? Jaučiu po pirmosios kovos net ne profų, o kad jau pilnai 100% šitas kelias, tai kaip prieš Golubovskį kovą Erika. Pirmą kovą, tu tokį jau Siemens arenoje jau toksai, va čia tai geras. Toksai. Atrodo, žiūrėdavai per teliką, žiūri visi kovo ir tu dabar va čia. Dabar į tai visi žiūri toksai. Čia buvo geras šitas. Šitas geras. Va. Šitą žinau tą jausmą. Kažkada irgi buvo 1 ar 2 kartus prieš padalyvaujant dar. Žiūrėjęs tos varžybos, tos plakatus, tos, wow, kokie visi dideli, kokie visi, blemba, atrodo, nenugalimi, pleniniai. Na, paskui žiūriu, pats prieš juos kovoju ir žiūriu, kad labai dar žmoniški jie. Žiūriu, kad jie bėgioja nuo tavęs kažkaip, tai, what the fuck, kas čia darosi. Geras tas jausmas. Žiauriai geras jausmas iš tikrųjų. O kodėl dabar tavęs ne visi mato tam Bushido? Aš net nežinau. Pasirinkau labiau gal
į platesnius vandenis, kaip sakoma, išėjau. Nebeužsidariau vien, kad Lietuvoje kovoti, nes būdavo man sunku kovą surasti ir panašiai. Dar po to COVID'as atsirado ir per tą COVID'o laikotarpį labai pradėjo vadybininkai rašinėti. Patys ieškoti. Bet tu patys ieško tavęs? Taip. Tai tu turi dabar vadybininką? Taip. Ar vadybininkus? Vadybininkas, jo. Vadybininką? Vieną? Jo. Tai jūs pasirašot su juo turbūt sutartį, ne? Jo. Kaip tas veikia? Nes aš visam, mano karjerą, blemba, 18-17 metų, aš niekada vadybininko neturėjęs. Manęs visą laiką organizacijos mane patys susirasdavo. Ir man visi klausavo, o tu turi vadybininką? Nu, nieko aš neturiu. Nieko aš neturiu, niekada neturėjau. Ir viską, ką aš gyvenimo dariau, aš dariau taip iš savęs. Mane rasdavo žmonės. O kaip su vadybininku visą tai? Iš kur apskritai jis atsirado? Vat sakau, pats net neįsivaizduoju, kaip kokiu vienu metu 3-4 pradėjo rašyti, kad gal norėtum čia kovoti ir panašiai. Po sutartį pasirašytume, mes tuo atveriam didesnį, platesnį kelią, tokį kaip leidžiam kovoti užsienį daugiau, surandame priešininkus ir panašiai. Kad toksai turėsi tikrai kovų. O procentai įmoje? Mano geras. Mano sutartis gera tikrai. Įmo. Bet įmo procentą? Įmo kažkokį. Faktas, nes visiems reikia gyventi teisingai. Taip. Man tai šiaip tiesiog įdomu. Jo, į smulkmenas neįsim. Čia yra individualus dalykas, bet tiesiog man... Kas galbūt žiūri, gal irgi nėra susidūrę, tai bus turbūt įdomu pasiklausyti. Kas tave apskritai, man įdomu, sužavėjo kovos menuose? Adrenalinas, jaučiu. Pirmas toksai dalykas, nes tą adrenaliną pajauti tą jausmą. Tai nemoku nupasakoti čia jaučiu. Tik tai, kas susidūrė, gali suprasti tą jausmą. Tas šiurpuliukai tokie. O kovas tai menas. Draksas toksai. Draksas biškai. O pati kova tai menas. Technika, kiek detalių smulkių, ypač MMA. Tarkim, boksas, ten ant ko juda rankom gražiai viskas. Kiek boksas vėl prisideda detalių. O MMA jau ten pilnas komplektas toks. Ypač patinka tos smulkmenos. Atrodo, neina išeiti, treneris parodo, ką nors ir žiūri. Iš tikrųjų eina. Tik reikia tą detalę panaudotas. Nes ant kiek tu geras nebūtum, vis tiek reikalingas treneris visą laiką, vis tiek turi būti žmogus, kuris iš šono geriau mato visada ir tau patarė. Galbūt tu gali ir taip laimėti, bet kažko tu nedamatai, kažko tu nematai, ką iš šono treneris gerai pamato. Tu jau ta sinergija gerai. Visą laiką, kai sportininkas su treneriu tokį, žinai, vaibą jaučia viens su kitu. Laisvai taip, Jeigu ne kovos menai? Nežinau. Neįsivaizduoju. Niekad ne... Ką tu apskritai esi bandęs? Iš ko būtent... Pavyzdžiui, kaip save realizuoti? Pas mane nuo vaikystės kovos menai. Nuo vaikystės kovų menai. Nuo ko vaikystės? Tai sakau, ten 5 metai buvo, įkritau ir kažkaip... Atrodo, žiūri, gal patiktų, bet ne. Toks ne. Gerai, kiek tu dabar maždaug kovų turi? Mėgėjų aš turėjau 75 MMA. MMA 75 bamba. Mėgėjų. Pas mane mėgėjų kelias buvo ganėtinai didelis, toksai rimtas. Tai patirties čia, kiek turi? Pas mane, pavyzdžiui, netgi buvo, kad atvykau dalyvauti į varžybas MMA. Čempionatas buvo Lietuvos, neatsimenu, ar Europos, ar Baltijos šalių. Ir dalyvau per 3 kategorijas. Buvo 17, dalyvau savo kategorijai, aukštesniai svorio kategorijai ir užsaugusiu savo kategorijai. Ir visose 3 čempionas likau. Geras. Čia vienas įsimintiniausių tokių. Geras. Žiauriai fain. Aš esu irgi taip kickboksą kažką dalyvaus, bet ne kategorijose, o atvažiuoju ir skirtingose disciplinuose. Kickboksai ir full kontaktą. Nes nėra su kokiu kovoti, norisi žiūri, ten čempionas, čia čempionas. Tai stovi toksai, taip, nesąmonė tokia kažkokia gaunasi. Bet to ką daryti, reikia suktis iš paties, kažkaip patirtį reikia kažkaip tai auginti. Iš kovos, jeigu žiūrint į kovos menus, visą laiką vis tiek augdami mes žiūrim į kažką, ieškodami savo taip vadinamo role model. Kas tavo role model? Pavyzdys, į kurį tu lygiuojas? Pas mane tokio kaip viena nėra. Pas man iš kiekvieno kovoto kiekvienas turi savo įdomių detalių, pavyzdžiui. Tai man tas būdavo Lukas Rohaldas patikdavo iš UFC. Po to... Kas būtent jame? Jisai kaip aukštas, kaip
kaip aukštas, ganėtinai didelis, kaip dirbo laisvai. Po to buvo tas pats McGregoras. Jis atrodo šou daro, taip? Bet... Ne, nu, jo kelio pradžioje, dabar jisai yra toksai, Taip, žinai, džiunglinis. Bet kelio pradžioje tai jisai buvo žiauriai geras talentas. Žiaurus talentas. Ir jisai labai, hard workeris buvo. Jo, o tas, kaip mes kalbam apie detalės, jisai tas detalės labai gerai atkreipdavo dėmesį, jis matydavo, jom naudodavosi. Matydavo tai, ką kiti nemato. Taip, kaip jisai jausdavo. Švietimas žiaurus, žiauriai geras švietimas pas jį. Dabar net nežinau, ką pasakyti. Šiuo metu nėra taip, kad žiūrėčiau būtent vieną. Man patinka, kaip daug kas kovoja. Patinka, kaip... Žiūri kovas? Nesu per daug mėgėjęs. Aš irgi. Prisipažinsiu. Aš irgi, nesuprantu. Savus nebent pažiūriu, kas iš savų kovoja, tarkim, iš salės. Jo, tos būtinai pažiūriu. Bet taip, kad stebėti ištisai. Nebent jau tikrai tam turi. O aš irgi nesuprantu, kaip galima žiūrėti tas muštynės. Nesąmek žiūrė. Čia daužasi. Ne, nu faktas, kai tu, žinai, kiekvieną dieną darai tą patį per tą patį, nu, jau nebesinori to pačio pirago, žinai, valgyti. Nors kiek jisai gardus, skanus ir bebūtų, jau norisi kažką naujo. Tu save kaip apibūdintum? Vis tiek MMA yra toks complete produktas. Bet procentaliai stovėsina arba ground game'as? Pas mane iš tikrųjų visada būdavo taip. Aš dirbu stovėsinai ir priešininkas mano visada norėdavo. Aš pradedu dirbti daugiau smūgiais, jisai pradeda kabintis, nu ką, kabinės, tai kabinės, eina man žemės. Aš toksai. Nu tai tu, kaip suprantu, toks rakštys subinė dažniau. Nu, toks jie. Darai viską opposite savo priešininkui. Bet pats jautiesi kaip? Aš gerai tavo stiprioji pusė. Daug kas sako greplingas, bet ir smūginiai tikrai jaučiuosi stipriai. Tiesiog kartais būna geresnis, pavyzdžiui, smūgiuotas, eina aiškus daugiau intiniauti. Čia jau priklauso nuo priešininko. Nu, bet pats kur geriausiai jauties? Man patinka ir ten. Aš galiu valiotis ant žemės, ten kai sako, kad čia, ką čia raitas ant žemės ir galiu stovėti daužytis. Patinka ir pasidaužyti. Pasimušti. Bet mačiau, jūs buvot kažkada, kai aš į Gloriją išėjau, jūs į mano kategoriją pradėjot kovojot su vienu tokiu kauniečiu, man atrodo, jo? Kiaukiai dalyvavot? Atsišūkė tada tą kovą. Ne, kovojot. Tikrai? Kovojot pagal kickboksą. Su Mitkum? Man atrodo, jo. Kovojau. Kickbox'e kovojau, kiek tai tik su Mitkum jaučiu. Ir Latvijai po to kovojau dar. O kaip tu apskritai kickboxas kaip sportas? Nepatinka. Nepatinka? Daug nuteisėjauja. Lengviau yra, akivaizdesnė pergalė galime MMA lengviau užgauti negu kickbox'e. Lengviau. Iš tos pusės. Bet čia visose kontaktinėse sportuose yra taip. Taip ir būna dabar lygiai tas pats paskutinė kova su Striklando buvo, jo? Taip. Kur irgi atrodo, jeigu žinai, jeigu 5 raundai baigėsi, nu ką tu nori pasakyti, nu, vieniem vienaip atrodo, kitiem kitaip atrodo. Taip. Ir visi buvo šokę, kad ne Striklando ranka pakilo viršų. Taip. Bet man reikia keista. Nu, bet reiškia, reikia užbaiginėti. Niekas netrukdavo. Taip. Nagli, niekas netrukdavo užbaigti. Ne visada išeina. Ne visada išeina, tai tas pats ir MMA, lygiai taip pat ne visada išeina. Yra, aišku, daugiau opcijų. Aš turiu minti dėl daugiau opcijų. Jo, Arsenalas gali būti platesnis, bet esmė ta vis tiek, kad reikia dirbti ir niekada negali sakyti, kad kaip nėra lengvų kovų pas mus, teisingai? Ne, tai faktas. Nes aš tada tą kovą mačiau ir ten dar komentatorius buvo, sako, į Sergejaus vietą, dabar 2 lietuviai kovoja, galbūt kažkas iš jų užaugs po kickboxingo, neatsimenu tavęs kaip kickboxininko kažkaip tai nieką laiką. Galvoju, ką tu čia galvoji, ar kodėl apskritai tada į kickboxą nuėjai? Ai tada sako, nėra kovos, noriu pagal kickboxą. Nu, varom, ko be kovų nesidėsi, vis tiek reikia. Tas per didelis tarpas be kovų irgi labai apsunkina. Labai apsunkina. Vien su jauduliu, su viskom susitvarkyti reikia. Tai. Jo, aš irgi stengiuosi į tuos tarpus. Aš laiką, netgi kai, atrodo, aukščiausiam lygiai kovoji, negi čia mėgėjus nuvažiuoti. Taip. Kiti sako, ką tu čia darai? Apsitrinti toksai. Nėra, ką tau veikti čia.
Taip, yra. Su to jauduliu, Su galva su jauduliu susitvarkyti, su to kūnu, kaip valyti, kaip ruoštis, kaip kvėpuoti, kaip išeiti mindsetą tą nustatyti pilnai. Faktas, jo. Nes tik biškiai atsipalaiduoji ir paskui ateina ta diena X ir tu pas nebesupranti. Atrodo, kad tu galbūt techniškai ir fiziškai galva aukščiau esi už žmogų, bet jo, sudegi tiesiog. Tu galvoji, įdomiausia technika yra. Kaip tu galvoji? Ką tu labiausiai mėgsti? Pavyzdžiui, kažkai MMA kovojau. Yeah. Mano vizitkai buvo armbaras. Mane daug kas atsimenu dėl trikampio. Trikampio? Yeah. tą mėgstu. Tas limpa man. Bet lengviausia gaunasi padaryti? Kiek kovosi užbaigęs su jie? Daug, tikrai. Jeigu mėgėjus jungiant greplingo kovas, tai tikrai labai daug. Geras. Labai daug. O sakyk, o tu 7-5 sakai kovas, jo? Mėgėjus? Mėgėjai, ja. O profesui koks tavo rekordas? 7-3. 7-3. Taip. Kiek dabar kovų gaunasi tavo metus maždaug? Realiai gaunasi kas 3 mėnesius. Kas 3 mėnesius po kovo. Jo. Ten būna aiškus nusikelia šventės, tai va dabar šventės vėliau truputį gaunasi. Labai gerai. Šiaip labai gerai. Kiek tu? 2-3 dabar tau? Jo. O, tai čia gali kovoti ir kovoti dabar. Po 4-5 kovos į metus turėti, tai čia iš viso pasaka. Nes, atsimenu, kažkokius vieni metai buvo pas mane, kai su mėgėjai, su profais paskaičiavom į metus, aš turėjau 17 kovų. Tai tokie produktyvūs meteliai, aš tai sakyčiau, buvo. Su mėgėjais taip man būdavo. Jo, važiuoja ištisai. Jo. Ir atrodo, tas visos... Pripranti tai kaip... Jo, kaip įprasta. Jo. Važiuoja. Ir tas atrodo, tie sumušimai visi labai greitai nueina nuo tavęs, bet paskui, žinai, kai įeini jau į tą lygį, tai reikia ir atsigauti, ir atsistatyti, ir visai viskas kitaip vyksta. Sakyk, kokiuose sporto klubuose apskritai esi treniravęsis? Lietuvoj? Apskritai. Lietuvoj, tai karate jukado pas mane buvo, po to sambo buvau, po to Lutador Klaipėda, MMA, pas Ernestas Lavinską, ir po to Titanikė, pas Maksimą Nivalę. Galvoju, jo. Po to esu sportavęs pas brolius Lukošiūnus Kaune, Mamblad, esu ruošęs varžybom. Vat kai kiek kovojau, tai tada rašiausi. Pagal kiboksą? Jo. Buvo porą savaičių, man atrodo, taip. Tokia trumpa stovyklėlė, bet... Gerai, dabar pasakyk, jeigu kol kas sustojom tada Lietuvos klubais, ką išsinešė iš kiekvieno iš klubų? Galim pradėti netgi nuo to pačio karate. Karate, tai kojos, kojų smūgiai, na čia karate, čia jau taip reikia suprasti. Ta pati supažindinimą su sportu, kas tas yra, parodo, toksai pati pradžia. Grinai sustatė mane, parodė, kas tas yra, kaip kas vyksta čia ir panašiai. Ta pajauti pirmą jaudulį prieš kovą ir panašiai. Sambo tai aš ten ilgai nelankiau, nes kažkaip gavas, kad atsidarė jiu-jitsu klubas. Jiu-jitsu klube dar buvo. ATM. Tai technika visiškai nauja buvo, tarkim, jiu-jitsu. Jiu-jitsu dabar klubas. Čia ne prie Tilžės turgus? Ne, kitas. Irgi reportė. Ten reportė, klausykit, jūs apsiginklavę normaliai. Tai va, pas Slavinską Ernestą tai pati MMA bazė. Visa struktūra, kas yra MMA, kaip pereiti į tikrai viso tokio pradmenims, visas pradmenis. Kaip jisai, kaip treneris? Aš jį pažinojau dar tada, kai jisai dar netreniravo. Jisai dirbo visai kitą darbą, mes kartu eidavom į tą į 13 mokyklą. Žemyną ten įgavo, ne? Jo, sportuodavom kartu, bet paskui žiūriu, aš išvažiavau į Vilnių ir žiūriu, kad jisai treneriu tapo. Kaip tu čia sugalvojai? Nieko, šiaip gerai. Taip, yra tos technikos, jis stengiasi ir pasikviesti kitus trenerius. Ta pati Edgarą Vaitechovskį, tarkim, imtynių mokina. Dabar esu pastebėjęs, paktyvėjęs, daugiau vėl kviečiasi. Dėl tų wrestlingo pačio. Laisvų imtynių daugiau. Smūgina irgi neleidžia tinginiauti ten tikrai. Spaudžia. Būna. Šiaip gerai. Tikrai. Pas brolius? Pas brolius tai
buvo išvažiavus iš Klaipėdos, atvažiavus į Kauną visiškai kitaip. Kitokios treniruotės, skiriasi vis tiek. Kitokia technika irgi. Nes, pavyzdžiui, Klaipėda vieną mėgsta, Kaune kitą mėgsta. Nes aš tuo metu buvau pas brolius spartau ir... Gerai, pliusai, minusai. Klaipėda. Ko? Pavyzdžiui, Kauno ir Klaipėdos treniruočių. Kur gali rasti kažkokius privalumus, pavyzdžiui, Klaipėdai ir Kaune? Kaip sakiau, kitokias. Būtent su kickboksu ar aplamai? Kickboksą, jeigu sportuoji, tai kickboksą, sakykim. Gal sakyčiau, sparingo partnerių. Bet šiaip... Daugiau? Jo, Kaune. O sparingas kaip patys sparingai vyksta. Nes anksčiau, pavyzdžiui, kai aš pradėjau, tai Klaipėdoj būdom, pas mus ten įprastas dalykas per vieną treniruotę gauti kokius 2-3 knockdownus. Paskiau čia į Vilnių atvažiavau, biškai pradėjau vėl kitaip. Paskiau buvo vėl, kai varžybinė grupė tokia buvo susirinkusi, tai ten mes irgi buvom pasiplakdavom. Paskiau aš jau, kai aš jau ūgtelėjau ten galvą virš kitų, tai aš stengiu, žinai, tavo smūgiai, mano smūgiai nepriklauso nuo tavo smūgiai, žinai, tu jūs dirbkit, kaip jūs dirbat, aš prisitaikysiu, ginsiuosi, jeigu aš praslėsiu, čia yra mano problema. Aš dirbsiu, žinai, saugodamas. Nors kažkada, aš sakau, pradžioje irgi ten nieko ten nesaugai, nes ten išgyvenimas buvo, ten arba tu, arba tave. Čia tas toksai undergroundas granai. Jo. Tai kaip dabar, Kaune ar kaip Klaipėdoj? Šiaip, realiai sakyčiau, su ko eini. Priklauso labai nuo žmogaus. Ir ten gali rasti, kur tai nori užmušti, ir ten gali rasti, kur lengvai gražiai dirbant technikos. Ir būna aiškus, pavyzdžiui, su Maksimu Nivolė patikdavo sparinguotis, nėra taip, kad kiekvieną smūgį bando užmušti. Jisai dirba, pataiko, parodo, įkiša į tą tarpą tavo. O tai kodėl jisai tas treniruotės, o ne treniruotės, o dalyvavimo tą apleido? Nes jisai visai atrodo neblogai, irgi tam Bushido dalyvaudavo. Šiaip negaliu šitą atsakyti, nežinau. Gerai, o Kaune? Kaune mes kažką pakeis, nes aš tą pačiu metu turėjau ir Klaipėdai, ir po to porą savaičių išvažiavau į Kauną. Tai abu pas mane kornerį buvo vienas iš brolių ir Nivolė. Tai pakeis truputį, vis tiek reikia. Ant tą pačią negalim užsidėti. Sakai? Aiškus, reikia atrasti, kas labiausiai tinka. Man įdomu, nes suprantate, kaip yra. Pavyzdžiui, vieni žmonės turi nuomonę, kad tu turi būti prisiklėvęs, vieną klubą pradėjai ir viskas, tu turi prisiklėvęs būti prie jo ir viskas pagal visą tą seną kažkokį ten išmislą turi būti. Aš kitokios nuomonės, aš manau, kad karjera žmogaus yra labai trumpa. Ir, žinai, tu reikalingas, kol tu naudingas. Bet kaip tu savo potencialą išnaudosi, jeigu į tave tiek neįdeda, žinai, tos jėgos, energijos ir laiko. Kaip tavo nuomonė yra? Ar reikia būti prilipusiam prie vieno klubo, ar tu turi žiūrėti, kur tau pačiam yra geriau? Mano manimu, tai čia nuo žmogaus priklauso. Jeigu tu sieki, ko nors matai, kad nebegali tau nieko padėti, jau viską išspaudė, ką gali, tai reikia kilti aukščiau, į aukštesnį lygį. Į aukštesnio lygio klubą veikti. Nes lygiai taip pat aš išvažiavau, irgi tam buvo labai daug heito, labai negražių atsiliepimų apie mane, nors aš galvoju, kam apie mane taip kalbėti, sakau, jeigu čia problema ne mane, o visi. Jeigu aš prašau, netgi sakau, gal galima su man kažkaip skirai padirbti, nes aš pats jau pasišventęs tam klubui, bet ne vis tiek. Jie savo reikalais susimo, paskui kai išvažiuoju, tai palauk, dar toks pas musgi buvo, kur jis čia dingo. Tai irgi toks anoks, trečios, penktoks. Bet supranti, bet kai tu paskui kyli, paskui iš pradžio eloja, paskui žiūriu, kad jau gal galima su tavim nusifotkinti. Jau kažkaip tai viskas pasikeičia, žinai. Šiaip manau, kad reikia nebijoti, jeigu jauti, kad reikia, čia pabandysi, pamatysi, bus blogai grįši, jeigu nesusipikai aiškus, nes daug kas būna susipyksta, išeinant iš klubo, čia ką čia palieki ir panašiai. Tu dalyvavęs organizacijose, tokiuose kaip Bushido, tas kiaukytas pats, mes matome čia Cage Warriors.
Palyginus su Cage Warriors ir KOK organizacijų, kokie skirtumai? Nežinau, daugiau įvairovės. Cage Warriors. Cage Warriors. Jo, ten daugiau šalių kovoja, toksai žymiai daugiau varžybų. Į mėnesį jie būna po 2 varžybas daro. Daugiau. Aš dabar nesiniai buvau Romoje, pernai, ir ten irgi varžybos jau buvau. Ir irgi ten, ten panašiai kaip ir KOK būna, Lietuva prieš visą pasaulį. Tad, pavyzdžiui, Romui buvo, tai ten praktiškai visos kovos, italai prieš pasaulį buvo. Kaip kad Anglijai kartais sumėtų ir pamaišo. Pagrindė pas jos Anglijai kovos, bet šiaip didelė labai skirtumą nėra. Tiesiog sportininkų lygiai būna skiriasi. Tokio dalyko, kad čia tas kiekiai labai blogas irgi nėra. Nes matai, ypatingai žmonėm, kurie nesupranta apie lygius, jiem Petras pasakė, kad kiekiai yra šūdas ir jie visi galvoja, kad kiekiai yra šūdas. O kom šūdas, nežinau, Petras taip sakė. Čia priklauso, kokį varžovą renkėsi. Koks varžovas pas tu atvažiuoja. Tai, pavyzdžiui, ten vienas, jeigu gauna labai silpną, visi ant to vieną į vieną žiūri ir nežiūri, kaip kiti kovoja. Man čia toksai. Nes būna ir tam pačiam Cage Warriors. Būna gauna ten pirmos kovos, tai visada nebus ten aukščiausio lygio pirmose kovose. Tai ten būna ir gerų, ir blogų tų kovų. Čia toks dalykas. O tu esi kovojęs, kaip tik tam KOK, tokiam įdomiam formate, 2 prieš 2. Taip. Kaip tau šitas formatas? Patiko. Kažkas nauja. Man patinka kažkas nauja. Su kom tu porą buvai priminti? Su Golbovskiu. Kaip tik? Tokie, iš pradžių patys atsimušė, paskui kitas mušė, Ir kaip sekėsi? Gerai. Kaip sekėsi susidirbti kaip komanda? Nežinau. Jūs treniravotės kartu? Ne. Kažkokius bendrus darėte, ten taktinius, ar čia tipo... Ne, čia buvo... Avantūra kažkokia. Toksai... Abu spartavom, pasiruošę, gerai, sukovosim. Ten išsimetėm pamuskomų, kuris pirmas eis. Ir taip ir gavos. Pavargsim, duok pitaką, nes buvo taisyklės duodi 5. Jeigu nebus per vėlu. Ne, tai gali, sakė, tave smaukti, tu ateisi, duosi 5, nuims ir iš nuodo užžystas. Toksai. Jeigu nepasiduosim? Ar norėtum dar pakartoti? Šiaip fain. Kažkas kito. Geras. Šiaip įdomus toks. Nes toks anksčiau, aš kažkada mačiau Remygį, man atrodo, su kažkuo. Su Petrausku, su tuo mažiuku tokiu. Bet buvo šitas variantas. Šiaip geras. Tu turi kaip ir laiko pailsėti, tu kitam gali padėti. Kaip WWE gaunasi, bet tas kovas tokias, rimtas. Vienas iš Instagramo sekėjų uždavė klausimą, kodėl nesilankai Titanike? Pasakok, kas šiaip per... Ne, tai aš nebesportuoju ten tiesiog ir tiek. Dabar mano pagrindinė sporto salė yra All Star Gym Švedijai. Aš Lietuvoje, tai einu fizodarau į kačelką vadinamą, po to einu į bokso visatą pas Kulikauską pasiboksuoti, susirenkat yra su kom pasiparinguoti didelių. Kodėl pirštinių dabar nepasiėmė? Nepagalvojau. Tai aš turiu. Aš pagalvojau. Išmera panašiai. Kaip tik gausi naują maikutę. Tai nežinau, dėl to Titaniko, tai taip gavas, kad reikėjo palikti ir tiek. Bet gražiai išsiskirėte, ar... Su Ksimu viskas tvarkojo. Bet nėra noriu, kad grįžti, ateiti ten, neprašai, davai gal kokį nors masterclass pravesti hebreitę. Nėra. Šiaip nėra tokio bendravimo šilto. Neliko? Ne, kad nelabai, kad ir prašo. Maksimas dabar, žinau, daugiau išvažinėja, tai... Tai gerai, tai jeigu dabar mes kalbėjom apie tavo klubus, kuriuose tu lankėsi Lietuvoje, o užsienyje? Tai vienintelis. Pagrindinis tai All Stars. Tai dabar tu priklausai tam, kaip ir. Taip. Tu pats važiuoji, kaip tu apskritai atsiradai? Tu pats nuvažiuoji, ar pas tavai dabar kažkokia sutartis yra su jais, ar kas ten apskritai? Ir kas ten sportuoja apskritai? Pas mane labai gražiai viskas sukrito, tai aš kai pasirašiau su vadybininku kontraktą ir man iškrito short notices. Ką reiškia, kad greitai kova, gal nori pakeisti.
aš išvažiavau pirmas kartas į Abu Dabį. Po COVID-o, ilgai nekovojęs į Abu Dabį. Va čia kaip tik matome tą kovą. Tai gavas, kad tą kovą pralaimėjau teisėjų sprendimų, bet po tos kovos labai supratau, kad lygių treniruočių lygiai skiriasi labai. Pats intensyvumas, technika, labai technika skiriasi iš tikrųjų. Nes, tarkim, pas mus Lietuvoje nėra to tokio, kad pilnai gintasi nuo sienos, nuo narvo, labai mažai yra pas mus Lietuvoje. Vilniui realiai. Jaučiu. Nežinau kaip kitur. Vilniui jo. O sportavęs Vilniui čia su kažkuo? Jo, Valietuda. Su Urbanavičium, Pakutinsku. Ir važiuodavau pasiparinguoti. Ir kaip palyginus mūsiškių lygį su ten? Nežinau. Aš pats, kiek Urbanavičius yra buvęs All Starsuose vieną kartą ar porą kartų, man atrodo. Tai aš pats nemačiau, kaip jiems segėsiu, bet, skiriasi tikrai lygiai. Tas technikos detalės, visada ką nors naują ten parodo, tikrai. Ir kartais būna savaitę, 2 savaitės tą pačią techniką darysim, nes mato treneris, kad per treniruotės tą pačią klaidą daro. Siek tą pačią klaidą daro. O kiek laiko treniruotė vyksta? Priklauso, kiek treniruočių gauni į dieną. Būna ryte 2,5 valandos, pailsi, tada gali gauti 1,5 valandos treniruotę, tarkim techniką, po to fizo ir po to vėl techniką. Gali gauti vakarę vien fizo ir kardio. Taip prasme, tai čia plauk, čia 3 treniruotės ar kažkiek čia? Jo, tai gaunasi ryte ta 2,5, ten gaunasi iš tikrųjų 2 treniruotės, bet čia sako, ant popieriuko ant tvarkaraščio rašos kaip 2, o iš tikrųjų yra kaip 1, sako. Šitą ryto apšilimas, ten apšilimas. Prie kriaušės valandą ir po to 1,5 technika arba sparingai. Valandą prie kriaušės? Jo. Pusryčiam. Ko aš labiausiai truputį mėgstu, tai kriaušės. Yeah. Jinai tokia buka, jinai atgal neduoda ir jinai nieko nesako, emocijų nerodo. Bet skaičiukai būtų kažkokie, žinai, tipo, kaip ta kriaušė, žinai, kiek įmušė. Jo. Tai būna 1 valandykiai kriaušė arba technika ir po to dar 1,5 valandos sparingai arba technika. 2 kartus savaitės sparingai, tai kada sparingai, prieš sparingus dažniausiai technika būna. O kaip hebra ten sparinguojasi? Kokiu tempu? Priklauso, su kom labai dirbi. Labai priklauso. Ir yra toks dalykas, ar ant tatamį dirbi, ar į narvą leidžia. Jeigu narvą, tai ten 8% jau darbo yra. Tokia, rimtai jau. Jau sako, tu turi ten daužytis. Jau tokia... Ir čia kiekvieną savaitę praktiškai būna? Kad narvą, ne. Ne, kartais būna nuo nuotaikos. Pažiūrė, kas ateina. Ne visada visi ateina, dar būna aiškus. Bet priklauso su tom, ko dirbi. Nuo to, su kom dirbi. Gerai, tai tada kitas klausimas. Kas ten sportuoja? Ir kas apskritai tave ten taip traukia? Jeigu tu sakai, ieškai vis naujovių ir, žinai, ir ten, kaip suprantu, ne vienas garsus kovotojas kovoja. Išskirius tave. Tave jau žinau, kad tu sportuoji, labai garsus esi. Manau, vienas žymiausių, tai jeigu iš senųjų, tai sakykime, Aleksandras Gustafsonas. Čia UFC žvaigždė, Hall of Fame'as. O dabar iš šio laikinių, tai tas pats Hamzat Chimaev. Bet jis dabar, žinau, kiek jis dabar sportuos ten, nes mačiau Dubajų lyg ir yra, tai nežinau. Kažkas man rašė apskritai apie Dubajų kažkokį klausimą tavęs užklausė. Sako, kur ten tas šis klausimas yra? Prašė papasakoti apie laiką Dubajuje. Ką jūs nuveikėt, kažką tokio įdomus nuveikėt? Neveikėmės tam Dubajui. Ar gal kažką prisidirbot? Prisipažink. Nebijai, kad neįbėlės. Ne, ten tai iš tikrųjų buvo labai net nuobodžiai, sakyčiau, Dubajui, nes atrodo Dubajus jau viskas gerai, bet mes buvom po COVID-o, tai visur reikėjo tų pasų, skiepų ten ir panašiai. Tai mūsų... Nusipirkai? Nespėjai nusipirkai? Gerai, praleidžiam. Tai 2 savaitės prieš atvežė į viešbutį ir iš jo neleido išeiti. Tobulą.
Žiauriai geras. Ir ką, su tėvu raitėtis ant grindų turbūt? Ja, tai tėvas vėliau atvažiavo. Tėvas vėliau atvažiavo? Jo, Maksus skridau, su Nevalia. Tai... Bet lauk, jūs ten varžybas važiavot? Jo, varžybos buvo. Tai gavos 2 savaitę, ar savaitę, nenoriu smalot, bet, anksčiau. Savaitę tikrai. Ir gavos, kad visą laiką prabuvau viešbutį. Maksas, tai jis patenkintas prie baseino pliurškėsi savo. Jam patiko. Ja, jisai kaip turistas atvarė. Jo. O aš tai, aišku, ant saulės negalima eiti, kad nepervargti. Ten vis tiek tas toks karštis, šlykštus labai. Tai aš beveik visą laiką praleidau viešbučio kambarį. O po to, po varžybų, varėm į UFC. Va čia buvo įdomiau. Po savo varžybų? Jo. Okay. O kaip apskritai Dubai, Emiratuose, kovos menus priima? Kaip vertinami kovotojai yra? Tai nežinau, pavyzdžiui, kaip pas mumis buvo, tai ateini, ten tų daug čečienų visų ir panašiai, ateina vieną eilę šeichų sėdi, ten atrodo grinai savo. Atėjo, renginį pasidarė tokie, nes ten žiūrovų realiai net nebuvo per daugiausia. Gal šiek tiek, ten vietinių porą. Bet finansinis klausimas kaip ten? Finansinis viskas ok. Viskas labai gerai ten buvo. Viskas gerai. Ten jie turi pinigų šiaip. Tu dėl ir įdomu. Dėl to tai viskas gerai. Bet vat, kad kaip renginys, tai šiaip viskas tvarkingai atveža panašiai, bet toks pustuštis, net nežinau su kom palyginti. Kaip Palangos sporto salė kokioje padaryta. Ir tiesiog tokio porą aukštų kėdžių sudėta. Nieko per daugiausia. Bet pats renginys viskas sakė, ten profesionaliai. Ja, iš tos pusės. Nes, pavyzdžiui, aš kai Azijoje gavau One organizacijoje, tai ten kaip dievus visus priimdavo. O, ten visi lenkėsi, ten tu eini, ten tave fotkina, ten tave, ten visur plakatai su tavim, ten vis, ten, wow. Pavyzdžiui, Lietuvoje, Lietuva, tai... Kitaip. Paprasčiau biškai, žinai, ir toks tipo apskritai, kitaip. Šalčiau, daug šalčiau. Pavyzdžiui, irgi aš ten važiavau į Balkanus vesti seminarų, tai ten iš viso mane ten vos ne kaip ant rankų, vos ne kaip dievą ten paima. Ten tik tais taip, ten stovyklą vedi 250 žmonių ir ten visi ten klausys, va taip, žinai, ausis atstatė. Čia, tipo, ką tu man parodysi? Ką tu man čia gali parodyti? Ką tu čia parodysi? Tas, žinai, ir tas kaip priima tave vienoje šalyje, žinai, kaip priima tave kitoje šalyje. Man įdomu, kaip Emiratai. Nes aš kaip sportininkas, aš esu buvęs Dubai kelis kartus, bet kaip turistas. Kaip sportininkas aš ten nesu buvęs. Ir man tas yra įdomu. Nežinau, gal labai jautėsi, kad po COVID viskas buvo. Nes labai viskas buvo pridaryta. Gal dėl to ir ta salė tokia buvo nedidelė grinai. Bet taip tai nepasakyčiau nieko įspūdingo, kad būtų. Gerai, tada pašnekėkim apie tavo santykį su tėčiu. Tai jisai buvo tas žmogus, kuris tave nukreipia ir kažkaip suprantu, jisai visą gyvenimą tau duoda tą kryptį. Kokie santykiai su tėčiu, žinai, ir kas, kaip čia teisingiau paklausti, kokią rolę jisai tavo gyvenime apskritai groja? Rolę, tai čia manau, kaip, net nežinau, kaip išreikšti. Pagrindinis asmuo toks. Net nežinau, kaip atsakyti. Kaip jauti, taip ir pasakyk. Net neturiu žodžiai išsireikšti, ką reiškia. Toksai svarbus asmuo labai. Visada būna aiškus pasipykstam. Po tų varžybų ypač. Nes nesvarbu laimėsiu ar pralaimėsiu, jis vis tiek mane spaudžia. Turės ką pasakyti. Turės ką pasakyti visada. Bet... Nes geriausi žaidėjai krepšinio sėdi ant tribūnų, kad tu žinotum. Ne, bet iš tos pusės labai daug detalių svarbu pasako ir labai tikrai gerai. Kas svarbu. Jis tą pačią spaudimo duoda, tą vadinamą stuburą man suformavo. Ta psichologinis irgi toksai, kaip barjeras irgi atsirado didesnis. Tarkim, prieš varžybas. Psichologiškai nuteikė. Tikrai, tipo, labai svarbu. Jis važiuodavo visada į varžybas, dabar irgi važiuoja, bet kaip žiūrovas, anksčiau į kampą būdavo, eidavo. Dabar viską paliko All Starsui.
treneriam. Nu, kaip šiaip santykis. Dabar tiesiog kaip su tėvu, ten sutinkat laiką praleidžiat, ar... Ne, tai jis eina kartu sportuojam, viską važiuoja, varžybos palaiko, nes remia aiškus, nesunku sportininkam tikrai. Tai... Aš žinau, šiais metais be rėmėjų likau visų. Visi tie heiteriai, kur Sergejau, tu toks, vat, teisingas žmogus, pas tave remia va tą įmonę, pas tave tą, čia viskas prieš tavo filosofiją. Gerai, va dabar šiais metais aš nebeturiu ne vieno, kur jūs esate? No, kur jūs esate, gražuoliai? Yeah. Nors vienas į Patreoną, nors 3 eurus numeskit, nors vienas, be, ja? Gražuoliai. Aktas. Tai nežinau, tėtis, nu, va, kaip taip ir video. Taip, svarbus labai. Tiek gyvenime, tiek paprastam gyvenime, tiek sportiniam. Pagrindinė pamoka, kurią išmokai iš tėvo? Daug pamokų. Pagrindinė. Ką tu galėtum apibendrinti va taip? Nežinau, ką pasakyti. O dabar būtų tėvas, gautum jausia. Jau sakiau tau. Ne, sėdėtų, žiūrėtų, ką atsakysi. Toksai laukia. Nu, ką dabar pasakysi. Bet nežinau. Nu, tai tas svarbiausia niekad nepasiduoti. Tikėti savim, va. Savim tikėti. Jos svarbiausias jau čia yra, kad savim patikėčiau. Kalbant apie tikėjimą savimi. Tai vat, pagalbam apie tikėjimą savo kūno. Traumas. Tu esi jaunas sportininkas, bet jau pradėjai savo kelią gan anksti. Kokia situacija su traumom? Tai per daugiausiai nėra tų traumų, bet turėjau vieną tokį rimtesnę, tai delnikaulis, kai lūžo. Turiu, bet aš pas mane čia. Krumplė, ne? Ne, pas mane delnakulį, du delnakulį su varžtais vaikščiau. Tai aš plokštelę. Tu plokštelis įdėjai? Jo. Nes man per vidurį, mano oktagonė. Pas man irgi per vidurį. Šitoj kovoje. Šitoj? Jo. Per 15 sekundžių po šitos bankės. Po šitos bankės. Nes tada po varžybų. Bet kaip tu pastovėjai papolė, jo? Viskas ant judesio. Grinai. Roda ir šitas. Jo. Tai va šitoj kovoje susilaužiau. Atrodo, trumpa kova. Ten 13 sekundžių buvo. Geras. Bet ir sugebėjau susilaužyti. Ir nulūžau, visiškai nulūžau. Pirmą kartą nedariau operacijos, galvojau, užteks taip susigydyt, bet kovot pradėjau ir Anglijai pirmą kovą Kiržvorės kontrakte ir po pirmos minutės, man atrodo, po poros smūgių jaučiu triokšt ir visus raundus iki galo atsidūžiau. Čia kiek laiko praėjo? Čia buvo praėjo, pusmetis buvo praėjęs. Anksti nėra. Ir čia iš karto man jaučiau. Aš irgi, pas mane buvo vienas delnakulis lūžęs. Jisai dar nespėjo užgyti, aš važiuoju varžybas iš karto ten, bet ten pas mane labai, ten keli mėnesiai gal buvo, bet čia pirmą kartą užsienį. Pirmas smūgis, sulūžo ir tas, ir dar sekantis. Ir tada man pusę metų su varžtais. Pagrindinę traumą jaučiu. Dabar tos tokios ausis lūžusios, kas dar ten taip sanariukai kokie skauda. Nieko ypatingo tos. Nieko man dar. Taks, iš vis. O tas ausis, o tai jūs traukėt tos skyščius? Traukiam, tai netgi man buvo dabar, kai kovo... Ne šitoj kovoj, prieitą kovą, kai kovojau, savaitę prieš lūžo ausis. Išsipūtus, konkrečiai buvo jau... Koldūnas žiaurus ir esmė treniruotės ir... Jis vis pučiasi, kiek betrauksi, tu turi nustoti treniruotės, jeigu nori išsitraukti viską. Man buvo vienu momentu pradėjo pūstis. Bet lygio vietų, ta prasme, aš neimtinėjau, nei buvau gavęs, tausis, nei kažką, o toks vienas guziukas buvo ir tokie geltonas skysti tokie kažkokie traukia, sakė, tai uždegibinis kažkoks yra. Pas mane tai kraujas buvo. Skystesnis toksai, nėra tirštas tas kraujas, bet granai namo pareini būdavo, švirkštą jausia, išsitraukė, prisispaudė, dar ledo pašaltai truputį. Kiti būna su liemenėlėm sportuoja. Taip turėjau, irgi dėjau, nes jau sunku buvo tikrai sportuoti su tokiam ausim, nes labai kliūna. Atrodo, čia kas čia yra, tik tiek vos pabruko tausis. Ne, tai bet valyti, tai turbūt vis tiek skausmas. Skauda tai žiauriai. Bet tarkim ir jau pagijus tausis, jinai vis tiek ta kremzlės lieka tokia kietesnė ir visur kliūna jinai. Pati pradžia maikė didės, tą pačią maikę kliūna tausis, atrodo visur. Tai iš pradžių imtinėjau su ausinėm, dabar vėl be. Sakyk, o prieš kovą turi kokį nors ritualą? Kaip tu ruošiesi kovai, kaip tu nusitikinėjai
meditacijos gal yra, gal kažkokios praktikos, gal skaitimas, gal dainavimas, gal medė apkasikabinė išbėgęs. Ne, nu, kažkaip, tai iš tikrųjų kiekvienam savo. Jeigu tau tai padeda ir tai niekam nekenkia, tai daug dievė. Ne, aš pas mane labai ramiai, daugam keista netgi, aš nei muzikos klausau nieko, aš tiesiog ramiai su savim pabūnu, ten pavaikštų, ten po to treneriai motyvuoja, aiškus. O kaip treneriai motyvuoja, man irgi tas įdomu. Angliškai aiškus pasakymas, bet tu tai sako, kad šiandien tavo diena, ne, nėra tokių ten išsidraskimus, jau viskas labai ramiai, tvarkingai, tiesiog toks atrodo, tie žodžiai tai tik kelia, kad nu tavo diena šiandien. Pavyzdžiui, gali kažką, trumpai kažką. Tai sakau, pagrindinis, today is your day. Toksai, visada stengiasi toks palaikyti, kad net nebūtų minties, kad kažkas blogai bus, kas be nutiktų, viskas gerai. Nu, stengiasi kuo daugiau tave kelti viršų, kad jausim tokį vos ne euforiją, kad tikrai tavo diena šiandien, kad pajustum tu tai. Padeda? Jo. Ir muzika. Išėjimo muzika man padeda. O kokią muziką naudoji? Seven Nation Army. Nes vienė muzika, žinai, padeda, pavyzdžiui, aš galiu savo patirtim pasidalinti. Man visą laiką patikdavo, žinai, tokiais momentais, kai tu esi jau ten, jau paniręs ir kokią nors stiprią lyriką įsijungi ir ta stipri lyrika tave dar žemiau įtraukia. Taip įtraukia, kad tu jau išeini, jau toks perdėkęs ir nesupranti, kur randies. Todėl aš pradėjau naudoti kitokią muziką, šventišką muziką, nes tu kovo eini kaip iššventę, jo, ir toks tipo ir tusintis. Nu, Stasio Povilaičio man labai tada tiko. Ja, girdėjau tą. Jo, o anksčiau ten buvo arba Cos Kukuška, arba ten dar kažkoks ten buvo, koks ten dar ten buvo. Makėjevas Kristi paukščių irgi, žiaurinė lyrika, man šia viena iš gražiausių apskritai lietuviškų dainų yra ta Makėjevas Kristi paukščių, bet, tokia sunkia lyrika, kuri tave priverčia, žinai, toks į labai rimtą tokią būseną įkristi ir iš tos sunkios būsenos sunku išlysti, o tu turi, žinai, have fun, kaip visi sako, we don't, tipo, in boxing, we don't play, tipo, boxing, tipo, jo sako, bet, tu turi play. Faktas, kad tu turi žaisti, o žaidimo žaidimo taisyklės paprastas. To hit and not to get hit. Kaip ir. Tai gerai, o pats, ką nors darai, ten dieną, dvi prieš kovą, kaip nusitikinėjai, kaip, žinai, nėra tavo taip, kad, pavyzdžiui, nieko nedarai ir tave kažkur tai įtraukia ten giliai. Ne, tai mes kaip tik su treneriais, tą dieną prieš tie svėrimai rytą, ten dienos prieš atskiriame, viskas tvarkoja, ten nusimeti tą svorį, jeigu dar kiek reikia pasitvarkai, o dieną prieš pasisveri ir einam, ką nors veikti. Išsilsėti, aiškus, pagulėti, bet ką nors nuveikiam, kad kuo mažiau būti vienam toksai, kad kuo mažiau tų minčių būtų, neapsikrautų galvą. Toks grinai atsipalaidavimas, toksai, kad nors nesąmonės, visokius video žiūri, žvengti. Per daug neužsikrauti, neužsigrūzinti savęs. Kažkokių tokių ritualų neturi? Ne. Medituoji? Skaitai? Tiesiog filmai prikolai. Tiesiog tokie. Nes vienas iš pagrindinių klausimų buvo, irgi iš sekėjų, iš kur tu semiesi pozityvumo? Nes tu, sako, visą laiką šypsaisi, visą laiką žvengi, sako, visą laiką tu toks esi pozityvumo bomba. Ir dar, žinai, dabar šiandien išgirdęs, kad tu nuo 5 metų jau kovos menuose, bet tu visą laiką toksai super pozityv. Ir tai pasakysi, žinai, nuo pat vaikystės, jau kai formuojasi tas asmenybė, tu esi kontakte, o žmonių stereotipas visai kitoks apie kovos menus. Kad visi tai tauži tau galvo. Žinai, toks piktas ir tai užsivedęs esi, o tu visai kitoks žmogus esi. Kur tavo paslaptis? Neapsikraunu visokiom nesąmonėm, kas šneka. Aš tiesiog, džiaugiuosi, gyvenu, toksai, džiaugiuosi gyvenimu, toksai grinai. Per daug neužsimastau, ką kitas ten apie mane pasakė, ar ką nors. Man patinka būti linksmam, man nepatinka, žmonės labai būna pikti. Kiti iš veido vien jų būna pikti ir jie susiraukia vaikščioti. Mes mūsų kraštuose netaip dažnai saulė šviečia, tai automatiškai mes ir būnam tokie šiek tiek niūresni, sakykime.
Bet kas pakels nuotaiką, jeigu ne pats savo. Taip, nori pakeisti pasaulį, pradėti nuo savęs. Taip, tai va dėl to. Ir tas nikneimas mano, The Smiling Boy. Nu toks, mes galvojom, nes kaip tik Facebook'e puslapį kūrėm, atsimenu. Ir galvojom, kokį čia dėtą nikneimą, kokį nikneimą. Ir, visada šypsai sako. Ir toks, The Smiling Boy, tinka. Ir prilipo nuo to. Gerai. Nes visada su šypsena. Nes ir turi, nikneimas turi tave reprezentuoti. Tai taip ir prilipo, taip ir eina iki šiol. Nes man kai davė tą irgi nikneimą, mokykloje Klaipėdai, tai aš toksai, tipo, blemba iš pradžių, ne, paskui, gal, sakau, bet pats savo, žinai, pats su savim šitaip šneku, bet aš turėsiu tada, žinai, pateisintą, kad tikrai būtų kaip su kuvalda, žinai. Ir blemba pastoviai taip ir dirba, gal, ne, dar kaip ne su kuvalda. Bet kai porą kartų jau išgirdau, blemba kaip su kuvalda. Yra, kai žinai, kai dar ten sveri, ten, nežinau, ten aš tom kažkelis, o sako, blemba, mužiu kaip sunkias svoris. Tada jau supranti, kad jau pasiekai savo tikslą. Tavo nuomonė, koks turėtų būti mindsetas, nusiteikimas prieš kovą? Kovai, pavyzdžiui. Prieš pačią kovą, kovos metu. Svarbiausia, tai klausyti trenerių yra vis tiek. Čia mindsetas, tai tu turi būti susikaupęs tikrai. Negalėjau ten palaida bala toksai būti. Turi susikaupti, mano manimu, bent tikrai girdėti, kad treneriai sako. Nes gali, mes, pavyzdžiui, irgi iki išėjimo laisvai, o jau prieš pat išėjimą jau susikaup toksai. Kad nebūtum tokia palaida bala. Vis tiek reikia susikaupimo. Reikia atsiminti, laikytis taktikos, kokią buvo nustatę. Kaip tu išlaikai savo tą susikaupimą? Ką sau sakai, ką darai? Aš sakyti gal nieko nesku, bet iš savęs tiesiog tokį susikaupęs. Net nežinau, kaip aš tai padarau iš tikrųjų, bet aš išeinu ir aš jaučiu. Nes suprantu, kad, pavyzdžiui, prasidėjęs kova, užsidaro narvo duris, viskas. Čia dabar yra viskas. Bye. Yeah. Dabar jau čia reikės. Čia jau reikės dabar. Nes, pavyzdžiui, pas man būdavo taip, kad jeigu stoviu, laukiau tam, kol muzika gros, ten priešininkas išeina, paskui, žinai, tas širdis plaka, ir tu jauti, kad nueini. Aš netgi atsisukdavau į trenį, sakau, gali mane, sakau, padraskybiškių plaukų. Jis mane paimtų ir tada nuotrauką kažkur, tai mane taip paima ir jis ten tampa mane už plaukų, aš ten toks visas, ačiū užteks. Ir tas skausmas kažkur, tai tu savo koncentraciją iš čia kažkur, tai tu žuk, tipo į skausmą, op, grįžai. Ačiū. Gyvas. Ir vėl tada jį kreipi ten, žinai, ten, kur tau reikės eiti. Tai panašiai realiai būna, mes pasakom, padaužyk per nugarą, per kojas, tokį grinai biškį elektros tokios, kad duotų. Kad suprasti jau viso. Tavo didesnis skaičius yra pergalių, bet yra ir keli pralaimėjimai. Kaip susitvarkai su to jausmu ir ką tau reiškia pralaimėjimas? Susitvarkyti čia tikrai sunkus dalykas, manau, kiekvienam sportininkui, ypač profesionalioje karjeroje. Mėgėsi, dar mėgėsi, bet profesionalioje karjeroje, aišku, sunkiau jau yra, nes supranti, kad kiekvienas tas pralaimėjimas reiškia. Taip. Turi reikšmę. Bet aš, paaiškiai, kiekvieną pralaimėjimą vis pasimokau. Labai svarbios detalės. Po pirmo pralaimėjimo tai buvo didžiausias dalykas, kad reikia ieškoti salės, kuri mane daugiau spaustų, daugiau technikos gaučiau. Tai va, tarkim, kai Dubai tam buvau, tai man vadybininkas gerai sutarė su švedų savininkais, All-Stars, nes tiek vadybininkai ten bendrauja. Tai sako, važiuok pabandyk, aš nuvažiavau, pamačiau gerai, jie spaudžia, viskas. Aš tai negalvoju, aišku, kad jie mane ten spaudžia, bet aš jaučiu sportuojant. Ir po to taip vis daugiau pradėjau važiuoti, jau vis ilgesnės stovyklos ir dabar jau pilnai ten gaunasi toksai. Su ko iš jų labiausiai to patinka dirbti? Porose, iš ko labiausiai pasisėmė patirties žinių? Iš kiekvieno tikrai pasisėmė, kiekvienas vis skirtingi. Čia, tarkim, kalbam apie sparingo partnerius, ne? Tai, tarkim, dirbant su Volkanu, jisai labai, jam patinka
tiksliai viską atlikti, parodyti, jisai bando pats įsigilinti, ką blogai darai. Tarkim, su tokio kaip Čimaevu, jis tave spaudžia. Tu iš jo išmoksi tą spaudimą, tą žiaurų šlykštų spaudimą. Antrų numerį dirba arba kaip į perlaužtį. Taip. Bet Kaip jūs stovėsino dirba? aštriai. Aštriai, ja? Ja. Volkanas atrodo, jisai nėra aukštas labai. Koks svoris pas jį? Jisai eina iki 9-3, man atrodo, jeigu neklystu. Light heavyweightas, ja. Bet nusimeta nuo 110-15, tai buvo paskutinį kartą, tai jaučias. Atrodo, taip, jisai neatrodo, kad labai greitai, bet tu nespėjai pamatyti, iš tikrųjų, toksai yra ta bankė. Čimaevas labai irgi spaudžia, ištisai spaudimą duoda. Nesvarbu, ar tu ant žemės, ar stoikiai, jis vis tiek ant tavęs eina, tu jam gali pataikyti, jis vis tiek keis, spaustoje, nestabdys, nesustoja. Koks tavo rekordas Cage Warrior'se? Cage Warrior'se? Atsimenu dabar. Maždaug. 2 pralaimėjimai buvo ir 2 jaučia. 2? Jo. O neatsimenu, nenoriu sumeluoti. Neatsimenu. Prieš ką pralaimėjai? Šitą? Vilkariai? Nu, kur, manyčiau, toksai pralaimėjimas jo namų sienose buvo tikrai. Čia dėl šito, tai nes realiai visą laiką stovės, visi highlightai buvo mano, kai aš jį daužau. Po to ir dabar pralaimėjau prieš Italą kontenderį. Dėl diržo. Dėl diržo? Nu, buvo, kuris išeis dėl diržo kovoti. Aš sekantis mano klausimas buvo, ar kvepia diržų Cage Warrior'se, nes kiek žinau, turint diržą Cage Warrior'se turi didelę galimybę vėliau keliauti į sekantį etapą, tai yra UFC. Fakt. Nes plus dar tu sportuoji su UFC kovotais, tai aš manau, čia ir būtų tavo turbūt galutinis tikslas. Faktas. Čia pagrindinis. Už kurį svorį tu kovoji? 8-4. Middleweightas. Kaip save vertini apskritai dabar Cage Warrior'se? Gerai. Visai toj būtent kategorijai. Aš manau tikrai gerai savertinu ten. Jaučiuosi gerai už 8-4 kovojant. Daugiau mestis nemanau, kad mešiusi. Iki 7-7. O kaip šiaip vaikštai kiek? 9-2, 9-5 toksai. 9-2, 9-5. Aš tuo metuose panašiai buvau. Gal biškai net mažiau. Nu, priklauso ant kiek intensyvės treniruotis labai. Ten daugiau tų treniruočių, tai būna 9-2, 9-3. Man po 30. Virš 100, Tai va, prašysiu. Man skebro būna klausė, žinai, laisvo periodu, kiek sveriu, sakau, kaip gera kiaulė. Nes kaip manai, ar įmanoma tave bus matyti greitų metų kaip Cage Warriors čempioną? Taip. Gerai, tada sekantis klausimas, kaip tu save vertintum šitoj svorio kategorijoje UFC? Manau, dėl UFC, tai tarkim, vis tiek esu jaunas, tikrai būtų sunku, bet reikia nepamiršti to, kad yra daug middleweightų UFC. Visi žiūri tik taip topus, top 15, top 10. Tai reikia nepamiršti, kad yra ir net topę žmonių esančių. Kad ateisiu UFC ir nereikės iš karto su striklant daužytis. Nu, va, iš tos pusės, kad nereikia čia su topais. Kad ten iki tų topų dar reikia daryti visų pirma. Yra reikalo dar vis tiek. Reikalų. Nes jau kiti būna, žinai, duoda galimybę sukovoti jau už karto vos ne su top 15, su top 10 ir žinai, tu nesugebė atsiskleisti dar, žinai, nes dar pajusti dar vis tiek ta našta, tipo, tu papuoli ten, žinai. Spaudimas labiausiai. Ta pirma kova tokia, visi turėtų. Dėl to tai, manau, bus gerai. Kada, manai, tave ten galėsim pamatyti? UFC? Po poros metų jaučiu. Po poros metų? Jo. Kažkas tokio. Dabar 2024 pradžia ir 2026. Taip. Good. Mes kalbėjom, kad tu boksuojasi su, sparinguojas su UFC kovotais. Taip.
Kaip jie atsiliepia apie tave? Gerai. Kokie jų būna komentarai apie tave? Pavyzdžiui, su to pačiu Volkanu, kai dirbam. Jis labai akcentuoja, pasako, kas jam patiko, ką darau, kas nepatiko, pasako, tarkim, esu dirbęs, kai Gustafsonas ruošėsi kovai, aš mėgstu kai stovėsina dirbti iš kairės rankos. Tai manęs būtent prašė, kad aš eičiau su juo dirbti, nes jo priešininkas kairiarankis buvo ir dėl to būtent prašė daryti tą kombinaciją, kokią būtent Gustafsono priešininkas daro. Ten vienas kitam padedam, labai pažiūri treneriai, su kom kovosi, kaip kovosi, prieš ką, visokie tokie smulkmenos, bet svarbios. Bet potencialą tavie mato. Potencialą tavie mato. Taip. Tai atsivežčius reikia į Lietuvą. Pažiūrėsime, mes matome jame potencialą. Atvešiu. Labai gerai, labai gerai. Sakyk, kokie tavo artimiausi planai? Dabar turėčiau gauti kovą neužilgo. Šiaip iš tikrųjų prieš porą dienų menedžeris, vadybininkas, ryte buvo parašęs, kad yra kovotojas. Aš sutikau, bet jisai atsisakė. Tai dabar vėl ant klaustuko likau. Šiaip kovo mėnesį arba balandžio pradžioje matysit mane Narve. Cage Warriors. Taip. Dabar, žinai, toks filosofinis klausimas. Prisiminti save kelio pradžioje. Sakykime, gal net ne vaiko, jau tokio paauglio, kai jau ėjai po biškį link MMA. Ar būtum įsivaizdavęs, kad po 10, 12 metų būsi ten, kur esi dabar? Ne. Įsivaizduodavau, bet buvo tai sunku suvokti. Nes ar jeigu tavo ateitų kažkaip pasakytų, kad už 10 metų tu būsi ten vienas iš Cage Warriors kontenderių ir toks ir ar patikėtumai tai? Nežinau, sunkiai jaučia. Nes būtent dar tuo metu, kai aš mėgėjęs dalyvau, mažai kas iš lietuvių sportuodavo, kovodavo užsienyje. Visi būdavo Lietuvoje. Ir vien dėl to jau būtų sunku patikėti. Po to man jau vien buvo euforija kovoti kiekiai. Tos pirmos kovos profų, sakiau, kad save per televizorių matai. Tai vieno to jau. Bet džiaugiuosi, kad esu čia. Dėl to taip. Patenkintas viskum, ką nuveikiai. Taip. Atrodo, buvo tų pralaimėjimų, bet pamoko. Kiekvienas pamoko. Galėdamas atsukti laiką atgal, ką kitaip darytum? Žinau, ten kaip yra gerai, nes iš jų daugiausiai pasimokiau iš tų pralaimėjimų. Mes nebūtų, žinai, gali išmokti ir iš tų pačių laimėjimų, bet ką apskritai gyvenime galbūt kitaip darytum. Nežinai, tokie filosofiniai klausimai, jie atrodo, žinai, tiesiog pamastymai, bet kai tu išgyveni visą tą etapą ir tu gali išvadas padaryti iš savo pačių gyvenimų, galbūt tai gali būti patarimas ne tik kažkam, kas žiūri, bet galbūt netgi pačiam savo, bet mes apie tai net nesusimastom, ką aš galėčiau kitaip daryti. Galbūt tą, ką aš galėjau kitaip daryti prieš, tu gali panaudoti tai po. Nežinau, jaučiu dėl to tikėjimo savimi labiausiai. Kad nenustotų niekas tikėti savim. Kad tikrai visi viską gali, tiesiog reikia noro ir laiko. Jaučiu svarbiausias toksai būtų. O tai visus tos metus netikėjai savim? Tikėjau, bet, kaip sakiau, tas vadinamas stuburas auga. Tas toksai ryžtas didesnis. Nes atrodo, tu gali, bet tu vis pradedi kartais padvėjoti. Čia gal dėl šitos vietos tas tikėjimas, kad drąsiai tikėti. Ne taip, kad kaip pelė pašluoto, toks stipriai drąsiai tikėti. Iš tos pusės. Tikėjimas tai visada buvo. Tiesiog tas stuburas toksai. Dabar pabandykim tada, jeigu mes čia pafilosofavom, tai pabandykim pasvajoti. Kur tu save matai, arba matytum po 10 metų, kai to būtų 33, garbingi 33 metai. Eik, tu sako, koks tu jaunas. Kas be ko būtų šaunu matyti save UFC? Top 10. Aiškus, norėtųsi diržo. Čia kas be ko. 3-3, manau, pats gazas toksai turėtų būti. Tikrai realu iš tos pusės žiūrint. Sakyk, ko tau reikėtų, kad tai būtų tikrovė? Ko reikėtų?
Jo, ko tau trūksta, kad tai būtų tikrovė? Laiko. Tik laiko. Visą tą, ką darai, tiesiog darai toliau ir Daryti toliau daugiau, stipriau. Ir bus, manau. Pagrindė čia. Nes tas pats brendimas, pyriškas tas toksai, vis tiek 25-26 prasideda toks rimtesnis jau būna. Šitą patį jėgą kitokia. Nes yra skirtumas, labai yra skirtumas. Aišku, su technika gali apžaisti, bet yra skirtumas. Nu, tu kai tu jaunas pradėjai, tai pas tavęs bagažas galbūt, žinai, yra didesnis negu kai kurių subrendusių vyrų, bet ta fizinė jėga ir galimybės. Jo, fizinė jėga čia. Plius, nereikia pamiršti, kad tuose jau aukščiausiose organizacijose dalyvauja ir doping kontrolius, kur kitur gali žmonės galbūt pasiturbinti kitose organizacijose. O tokiuose organizacijose tai tu nelabai pasiturbinsi, tu turi kartais jo ir tiesiog subręsti kaip vyras, suvyriškėti. Tai va šitą vietą jaučiu. Kokią žinutę galėtum palikti žiūrovui? Mūsų pokalbio gale. Apžvelgus savo paties kelią, kurį tu praėjai, kur tu nori nueiti, kokią žinutę norėtum palikti, kad po mūsų pokalbio prisimintų žmogus? Tai kad nebijot svajot ir tikėtum svajojam, kad jos tikrai gali išsipildyti, manau, iš šitos pusės. Mano tokia būtų žinutė. Cool. Aš noriu tau padėkoti už mūsų pokalbį. Ir tikiuosi, kad 2034 metais mes galbūt ne čia, ne šitam kambariukė, bet susitiksim ir spausim ranką, gal net ne top 10, bet gal netgi top 5 UFC kovotojų Nagliui Kanišauskui. Tau būtent to ir linkiu ir ačiū tau už tavo laiką. Ačiū jums. Linkėjimai.